klientai iš Rainių taip pat mėgsta ir kitas naujoves. Tigriminė hibridinės veislės nedideliais vaisiais arbūzas. Vaisiai tinka desertų gamybai, sultims, kokteiliams. Derlius jau būtų rugpjūčio mėnesį. Ankstyvi kopūstai, kurie atsparūs trūkinėjimui, labai skanūs tiek valgymui, tiek ir vasaros balandėlių gamybai. Kartusis kietis arba metylius pelynas, tiek vaistažolė, tiek ir gėlyno pušmena. Kokaido orangė nedideli liugiukai, kurie tinka kūdikių mitybai, košių virimui, uogienių, cukatų gamybai. Didelės ledinės gūžinės salotos, kurios yra vidutinio ankstyvumo ir ankstyvesniam derliui reikalingas jų pradaiginimas. Rapai, ambrozija, daug žalios masės, rukolos arba prieskoninės kantiško skonio salotos, brunsvikas, vidutinio ankstyvumo raugimui bei balandėlių gamybai, alpaka, savidulkiai, karnišonų tipo agurkėliai nedideli, mažom siklelėm, netuščia viduriai, plona odele. Jie tinka konservavimui, bet netinka rauginimui. Roveriai, tai patys didžiausi ridikėliai iki 7 cm, paskutiniai užauga iki kiaušinio dydžio. Galaksiai, vidutinio ankstyvumo nanto tipo morkos, derlingos, lygios, lavanda angustifolija, kuri žiemoja mūsų Lietuvos sąlygomis.